dainininkas, dar kartą. Terminatorius 2, Antanas 2. Iš esmės, tai pirmiausiai nuo pradžios, kaip aš į politiką papuoliau. Na, aš vienu metu su Valinsku laidą vedžiau. Daino šokiai estrada. Ir tuo metu po laidos vienos radio sakau, tai čia iš tikrųjų ta partija, kuris sako taip. Po kiek laiko pasikviečia, aš sakau, noriu kandidatuoti apygardoj. Na ir toje apygardoj laimėjau tada. Look what you did, you little jerk. Kur geresnis panos, ar Seimo barakė, ar Saulėtekė? Tai Saulėtekė, aišku. O 9-11, kaip manot, iš tikrųjų buvo taip, ar Bušas, ar Bin Ladenas atsakingas už 9-11? Kaip turit kažkokią nuomonę? Ne, tai Amerikoje 9-11 pagalvos telefonas, tai natūralu, kad sugalvojo, rugsėjo 11 gražiai skamba, žinai, čia kaip Lietuva, žinai, tuoktis tenai 08, tai čia Amerikoje, jei žudytis, tai irgi reikia pasirinkti gerą datą dar. Tai norit pasakyti, jūs atstovas, Seimo atstovas, norit pasakyti, kad 9-11 iš tiesų buvo surežisuotas planas, ar ne? Na, tai aišku, kaip sakyti, iš anksto ruošiasi Hebra, laukia tos datos, kadagi tos kalėdos. Ir pysta, atėjo rugsėjas, 11, varom. What the fuck? Tai jums konservatoriai yra didesnė blogybė negu Nemuno aušra, ne? Taip. Mato taip. Mėly kolegos Seimo nariai, svaršiau savo paskutinę kaip Seimo pirmininkės kalbą pradėti nuo žinomo anekdoto. Ir, kaip sakyti, įeina į karalystę anglas, amerikonas ir ruselis ir pamato karaliaus šokoladinę statulą. Vienas atsikanda ranką, kitas koja, ar ruselis tik užpakalį palaižo. Tai įbėgo kariuomenė, vienam nukirto anglui ranką, amerikonui koja, ruselis iš baimės apsišyko. O po to klausė ruselio, ką tu padėjai, aš tai tik užpakalį palaižiau. Ir tada karalius turėjo laižyti ruselį užpakalį. A jis tik apsišykęs. Kokie jūsų planai Seime? Ką ruošitės padaryti? Pavasario sesijoje teiksiu įstatymo projektą, kad nebūtume mes tokia durnelių šalis ir pagaliau grąžintumėm vaikišką šampaną į parduotuvės. O išėm. Už Antaną, 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 už Antaną, mėlėjai draugai, mes iššausim šampano fontaną ir dainuosim džiaugsmingai ilgai. Kartu.